ir dėl to dabar turim tokias pasiekmes. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis, nes dar ir gale turim reikalų, tai reikalai. Nu ir turim antrąjį Lietuvos Pro lygos drifto čempionato etapą, kuris vyksta Kuršėnuose ir po Kuršėnų seka Matsuris. Tai šiais metais Laimonas negalėjo dalyvauti sezono atidarime, tai nusprendė, kad važiuosi Matsurį būtent vasaros Matsurio metu po pro etapo. Tai turiu keletą kadrų, kaip Laimonui sekėsi važiuoti Matsuryje. Ir realiai keletas kadrų būtent iš pro lygos antrojo etapo Kuršėnų. Tai buvo labai stiprios varžybos ir ten vyrai kietai lėkė. Nu, dabar galvojant apie Šiaulių etapą, tai Tautvydas po Alytaus krešo
porinėse iš karto nuvežė mašiną į Era Customs, kad ją spėtų atkelti iki Šiaulių etapo. Pas jį damidžo irgi buvo, bet buvo tikrai ganėtinai, galima sakyti, mažiau nei pas mane. Tai viskas tvarkingai padaryta, Era spėja, sutvarko, Tautvydas važiuoja į Šiaulius. Nu, mano situacija buvo tokia, kad aš iš esmės buvau jau kaip ir benuleidęs rankas ir nebesitikėjau, kad išvažiuosiu į Šiaulius, bet dėl to, kad iš esmės planavau vėl perdarinėti mašinos visą priekį, dėl to tariausi su Mantu Kanapecku, kad man suvirintų ir padarytų visą vamzdelinį priekį, kas realiai reikalauja tikrai daug laiko ir pinigų. Mantas dar buvo atostogos, kas irgi nebuvo pats geriausias aspektas, jeigu norint spėti Šiaulius mašiną paleisti. Tai Mantas grįžo po atostogų, mes susitarėm, kad susitinkam garaže, kad galėtų apžiūrėti, koks damidžas padarytas ir ką konkrečiai, kokius darbus reiks įgyvendinti. Ir mes Arminu atvažiavome į garažą, atvažiavo Mantas, tada atvažiavo Laimonas atiduoti GoPro kameros, ką nufilmavo Matsūrija. Ir atvažiavo Tomas Butavičius atiduoti man koilų raktų, kurios buvo paskolinęs jam turbūt Alytaus etapą lygtis, neatsimenu, nesvarbu. Tai apšnekėjom ir vaikinai labai mane drąsino, kad čia dar nieko baisaus, kad čia reikia tiesiog daryti ir čia viskas pasidaro. Ir tiesiog per 30 minučių pastatėm mašiną ant ratų, kad jinai galėtų tiesiog stumdytis garaže, stumdytis į lauką ir panašiai. Tada ištiesinom lonžeronus per geras turbūt 1,5 valandos ir vaikinai išvažiuodami pasakė, kad dabar viskas priklauso nuo manęs ir kad pasimatom Šiauliuose. Tai aš pasiskaičiavau, kiek man ko reikia, kaip ir galima spėti, kaip ir realiai laiko stoka tikrai yra nemaža, nes liko tik savaitę, o mašina dar realiai tik tie stovi ant ratų be jokių suvedimų, be nieko. Tai dar aušinimo sistema, nu ten priekis, lempos, buferiai, krešbarai, visa kita. Ir teko aukoti miego laiko. Per savaitę turbūt miegojau 11 valandų, bet mašina atkelta ir mes penktadienį išjudom su Arminu į suvedimą ir po suvedimo tiesiai gazuojam į Šiaulius. Nes Arminas penktadienį treniruojasi, šeštadienį važiuoja į streetą, o aš sekmadienį gazuoju semi-pro, nes tikėjausi, kad iš penktadienio į šeštadienį ir iš šeštadienį į sekmadienį pamiegosiu pakankamai nemažai valandų, kad galėsiu jau būti atsigavęs po savaitės darbų ir sekmadienį jau gazuoti su vyrais ir merginom, kaip priklauso, pailsėjęs. Treniruotė praėjo viskas tvarkoj. Šeštadienį Arminas praseina kvalifikaciją, Tautvydas irgi praeina kvalifikaciją. Ir čia jo startas. Pirmoji clipping zona gražiai, iki antros šiek tiek pritrūksta, persimetimas į trečiąją. Čia į ketvirtąją priekiniais ratais, reikia dasitempti iki penktosios, šeštoji Wi-Fi ir čionai į išilginę clipping zoną, septintoji ir užbaigė čionai Tautvydas Milys. 32 startinis numeris Arminas Jakšta. Abudu krenta top trim 2. Arminas po One More Time prieš Žemaitaitį krenta.
Nu ir ką, ateina sekmadienis. Sekmadienį pradedu treniruotis aš. Ir matau, kad man netinka redukcija, kurią esu pasirinkęs. Ir faktas, kad aš neįsidėjau kito reduktoriaus, kad jį galėčiau pasikeisti. Nu, bet yra kaip yra. Realiai visą dieną jau važiavau su tokiu, nieko nebeeksperimentuojam, išvažiuojam į kvalifikaciją. Pirmam rane šaunu nesąmonę visišką, čiut išgyvenu. Bet dar viskas prieš akį. Dabar Domantas Kučas nepataiko pirmąją kliping zoną ir čia komandos draugai bičiuliai šiek tiek ir kelia rankas į viršų, sakydami ai, o čia ir prašau, ir arti blokų. Išgyveno Domantas Kučas, išgyveno realiai. Kito žodžio tikrai nerandu. Antram rane susikaupiu, padarom taškų kiekį, kurio reikia, praeinam kvalifikaciją, važiuojame porinis važiavimus. 60 balų. Domantas Kučas kaip drąsiai užsimeta. 63 balai po pirmojo važiavimo. Ir susitinku lygiai su to pačiu driveriu, su kuriuo stryte važiavo Arminas, tai yra Žemaitaitis. Bet viskas tvarkoja, pranešimas teisingas. Lukas Banevičius 7 vieta. 7 vieta, 7 startinis numeris, 6 vieta kvalifikacija, metiniai įskaitai 22. Ok, keliavom toliau. Už šios poros, Raimondas Žemaitaitis, Domantas Kučas ir mes netrukus keliausime į top 16. Spaudžia, čia Spartininkas spaudžia vienas kitą. Oi. Ir akivaizdžiai vėl prisidarau klaidų ir pralaimiu, bet iš esmės, kai taip daug pastangų įdėta ir išvažiuota, bent kvalifikacija praeita, jau aš skaitau reabilitacija labai nebloga buvo. O Tautvydas Top Trim 2 susitikė su Pakėnu, gavo ne vieną One More Time'ą ir turėjom ir biškį reikalų pituose, nes Tautvydas vienu važiavimu kabino blokų sieną ir teko keisti galinę traukę. Šiandien. Ir čia galų gale Kristupas Pakėnas ir Tautvydas Milys. Tai yra top 32 kova dar vis, užsitęsusi šiek tiek. Bet po šios akistatos mes žinosime, kas keliauja tolyn. Čia Tautvydas Milys. Milys šiek tiek klysta. Važiavimas, chaosas. Jis šiek tiek ir kelia šypsenas, bet užduotis ta pati. Reikia nuspręsti, kas po šios akistatos top 32 formate keliauja tolyn. Tautvydas Milys turbūt dar ir ratą išmušė. Ir tvarkingai pakeitėm traukę, pakeitėm ratus ir išvažiavo ir laimėjo tą porinį. Ir paskui pralaimėjo realiai etapo nugalėtojai, tai buvo Erikas Jurkus. Tai va toks tas mūsų Šiaulių etapas. Dar kartą ačiū, kas man pagelbėjot, kas motivavot, kas rašėt žinutes ir gazuojam toliau. Dabar lieka Kuršėnai ir Klaipėda. Kuršėno etapėlis pernai metais man irgi nesusiklostė labai gerai. Tai šiemet tikėkimės, kad bus geriau, bet kaip sakant, visą laiką važiuojam drūtai, nes taip įdomiau. Čiau.